Tai labą dieną visiems susirinkusiems. Pradėsime projektinių pasiūlymų viešinimą. Įvairių socialinių grupių pastatų paskirties grupės, įvairių socialinių grupių paskirties pastato Pavasario gatvė 3 Biržuose statybos projektą. Matau, yra prisijungęs užsakovas. Luktelkime, dar jungiasi daugiau dalyvių. Kuo daugiau, tuo smagiau. Aptarsim, pristatysim jums parengtus projektinius pasiūlymus, supažindinsim su jais. Tai, manau, dar luktelkim ir tada viešinimo procedūrą atnaujinsim 17 valandų 3 minutės. Tai luktelkim, gal dar atsiras norinčių prisijungti. Taip, tai daugiau suinteresuotų asmenų neprisijungia, tai aš dalinuosi savo ekranu ir pradėsim viešinimą. Taip, tai aš būsiu projekto vadovas Erikas Klinavičius, būsiu šio susirinkimo pirmininkas, sekretorius bus Rimantas Noreika, bus parengtas šio susirinkimo viešinimo susirinkimo protokolas. Jį patalpinsime teikiant projektą statybą leidžiančiam dokumentų gauti projektinių pasiūlymų stadijoje. Šis viešinimas yra įrašomas ir jį rasite YouTube platformoje, suvedę Pavasario gatvė 3 Biržai viešinimas. Kągi, pereikim prie pačių projektinių pasiūlymų. Tiesa, dar pasakysiu, kad iki šio viešinimo pradžios pastabų, pastebėjimų iš trečių asmenų ar raštu, ar žodžiu nebuvo gauta. Gal paskui užsakovas dar pasakys, ar gavo kažkokių komentarų ar kažko iš trečių asmenų, bet dabar pereikim prie pačių projektinių pasiūlymų. Aš dar tik pasikslinu, visi mane girdi, tai viskas gerai su garsu. Taip, viskas gerai. Gerai, ačiū. Taip, tai pasikartosiu, yra projektuojamas įvairių socialinių grupių pastatų paskirties grupės, įvairių socialinių grupių paskirties pastato Pavasario gatvė 3 Biržuose statybos projektas, tai yra neypatingas statinys, nauja statyba. Statytojas yra Biržų rajono savivaldybė, užsakovas Biržų rajono savivaldybės administracija. Pereikim prie bendrųjų pastato rodiklių, tai sklypas yra
2438 kvadratiniai metrai, užstatymo plotas 383 kvadratiniai metrai, užstatymo intensyvumas 13, tankis 16, apželdintas plotas siekia 66 procentus. Automobiliai yra projektuojami 4, sklypo plano sprendinius, kai apžiūrėsim, papasakosiu daugiau apie juos. Pastato paskirties grupė, kaip ir minėjau, yra įvairių socialinių grupų pastatas. Pastato bendras plotas 311,19 kvadrato, tūris 1670 kubų. Pastatas projektuojamas yra vieno aukšto ir jo aukštis yra 4,35 m nuo vidutinio žemės lygio. Projektuojamas pastatas yra A++ klasės ir antros ugniai atsparumo klasės. Pereikim gal tada prie sklypo plano sprendinių. Štai čia matote visą sklypą. Įvažiavimas į sklypą yra šiaurės rytų dalyje iš Pavasario gatvės. Įvažiavimas, numatyti 4 automobilių parkavimo vietų aikštelė. Tai yra vienas iš jų elektromobilis, viena vieta skirta žmonėms su negale A tipo, didesniai transporto priemoniai. Pats atskiras, projektuojame atskirą įėjimą į pastatą pėstiesiems, atskirą įvažiavimą. Štai čia įėjimas yra lygiai tas pats, iš tos pačios pusės. Įeiname, čia yra projektuojamas įėjimas į pastatą, grynai iš šiaurinės pastato pusės. Turime apėjimo takelį iki ūkinio pastato, kuris taipogi yra projektuojamas. Turime apėjimo takelį patekimui į pastato terasą. Sklypas yra gausiai apžėlęs medžiais, didžioji dalis jų yra ąžuolai. Tai iš tikrųjų rengiamų projektų stengiamės išsaugoti maksimaliai esamus medžius. Aišku, to nepavyko padaryti, tai mes esame numatę kirsti pačius labiausiai menkus, labiausiai mažus medžius, tai yra 1, 2, 3, 4 medelius esam numatę ar persodinti, ar kirsti, paskui dar patikslinsim projekto rengimo stadijoje. Tai taipogi projektuojame apželdinimo viso sklypo, tai yra veja, numatyti yra keli lauko suoliukai prie gražesnių medžių, bei pašvietimas pačių medžių iš apačios į medžio lają. Taipogi pašvietimas numatomas yra ir prie projektuojamo naujai įrengiamų krūmynų bei takelio vedančio iki ūkinio pastato. Taipogi yra numatytas apšvietimas automobilių parkavimo aikštelės. Sklypas yra juosiamas segmentinė 1,50 m aukščio tvora. Yra numatyti automatiniai įvažiavimo vartai bei lauko varteliai. Apie sklypą įrengimą būtų tiek. Apie inžinerinius tinklus informacija būtų tokia, kad yra projektuojamas inžinerinių tinklų pajungimas, tai yra vandentiekio prisijungimas prie miesto tinklų, buitinių nuotekų pasijungimas prie miesto tinklų, taipogi yra projektuojamas lietaus nuotekų pajungimas į miesto tinklus. Pats pastatas yra numatytas šildyti prisijungiant prie miesto šilumos tinklų, bei taipogi yra projektuojami ryšių tinklai, jungiantis prie miesto komunikacijų. Taipogi yra numatyta būsima KAS vieta, tai yra elektros skydas, bei pasijungimas nuo to skydo, kadangi KAS spinta yra dar tik projektinavimo stadijoje, tai būt mes tai ir numatom. Projektą KAS spintai rengia ABSO. Pereikime prie pačio pastato sprendinių. Kaip ir minėjau, įėjimas į pastatą yra iš šiaurinės pastato dalies, būtent štai čia patenkame į tamburą, projektuojama svetainės erdvė su virtuve bendra. Štai čia turime skalbyklos patalpą, turime mažą patalpą šilumos tinklam su atskiru įėjimu iš lauko, turime virtuvės įrenginių patalpą, kadangi pastate yra numatoma, kad gyvens 10
negalę turinčių asmenų. Taip, projektuojami yra 9 kambariai vienviečiai ir 1 kambarys dvivietis. Visi kambariai turi savo sanmazgus. Projektuojamų kambarių dydis svyruoja šiek tiek, bet vidutiniškai siekia apie, sekundę, patrauksiu lentelę. Taip, siekia apie 11 kvadratų, dvivietis kambarys, aišku, yra didesnis. Štai čia matote išdėliotus kambarius, sanmazgus. Dalis kambarių yra pritaikyta žmonėms su negale, su pritaikytais žmonėms su negale VC patalpomis. Koridorius yra išėjimas numatomas štai čia koridoriaus gale. Projektuojami 2 švieslangiai tamsiai koridoriaus daliai apšviesti. Ir numatomas yra patekimas į štai čia projektuojamą terasą iš svetainės kambario. Taipogi yra projektuojama 1 kabinetas žmogui, kuris prižiūrės, bus budintis žmogus visą parą, 24 valandas 7 dienas per savaitę, bus budintis žmogus šiame pastate. Kas dar apie pačią išplanavimą, turbūt nieko. Keliaukime prie stogo plano. Yra projektuojamas plokščiastogis pastatas, stogo danga yra bituminė ruloninė stogo danga. Kaip ir minėjau, projektuojami yra 2 švieslangiai bei terasos stogas. Važiuojame toliau, pereikime prie pačių fasadų. Kaip matote, kaip ir minėjau, pasikartosiu, yra projektuojamas 1 aukšto pastatas su tabdintu stogu, plokščiastogiu. Fasado apdailai pasirinktas yra skalūno ventiliuojamas fasadas ir būtent betono plytelės. Tai jau yra ant polisterinio putplasčio suklijuotos plytelės. Ir būtent šitų 2 medžiagų apdaila yra numatyta šiam pastatui. Dalis pastato langų yra suprojektuota palanginio tipo, dalis pastato langų yra suprojektuota iki žemės. Būtent svetainėje mes turime langus iki žemės, o gyvenamosiose patalpose bei tualetų patalpose mes turime palanginio tipo langus. Štai čia matote įėjimo į pastatą fasadas. Štai čia matote pietinį fasadą su matoma terasa. Taip, vakarinis fasadas ir pastato pjūvis. Tai vidaus patalpų aukštis yra numatomas 2,80 m aukščio. Visose patalpose vienodas, neišskiriant vienų ar kitų patalpų, visur aukštis yra projektuojamas vienodas. Taip, pateikiame dar ir pačio ūkinio pastato planą ir fasadus, taipogi, kad tai būtų kaip kompleksas, matytųsi, kad tai yra projektuojamas kompleksiukas. Mes numatėm tą pačią skalūno apdailos medžiagą ūkinio pastato fasadams. Pats ūkinis pastatas nėra didelis, jis priklauso 1 grupės nesudėtingiems statiniams. Tai iš tikrųjų trumpai apie pačius parengtus projektinius pasiūlymus būtų tiek. Štai čia matosi vizualizacija, kaip pats pastatas maždaug atrodytų šioje žalioje aplinkoje. Kaip atrodytų žalioje šitoje talpoje. Su terasa, čia vaizdas būtent iš pietinės pusės su vaizdu į terasą. Tai ko gero būtų tiek apie pačius parengtus projektinius pasiūlymus. Tai norėčiau paklausti, matau, yra prisijungęs užsakovas, ar užsakovas yra susipažinęs su šitais projektiniais pasiūlymais ir ar jiems pritarė? Taip, mes esam susipažinę ir esminiams sprendiniams pritarėme, o toliau eigoje detalių, aišku, iškils. Ačiū.
Tai matau, ar yra prisijungusių trečių asmenų, galbūt yra kažkokių klausimų jiems iš jų pusės. Aš dėja trečiųjų asmenų nematau, Ai, nes nėra, ne? čia yra irgi Ai, savivaldybės administracijos supratau, statybų skyriaus vedėjas. supratau. Labai smagu, kad gausiai susirinko užsakovo atstovų. Labą dieną. Labą dieną. Bet jeigu galima, aš klausimų užduosiu. Gerai? Kaip sakot, pakartokit. Girdit mane? Taip, Taip, girdim. girdim. Jo, aš norėjau paklausti dėl čia kitų projektų planuojam gatvės tvarkymą, ten inžineriniai tinklai bus atnaujinami iš dalies ir dviračių takas. Apšvietimas, ar jūs, sakykime, matot, turėtų tilpti čia dabar palei tvorą 2,5 metro pėsčiųjų dviračių takas? Ar kažkokių gali būti kliūčių šito projektu? Aš manau, kad tikrai turėtų tilpti dviračių takas. Nežinau iš tikrųjų konkrečiai, kiek pločio projektuojamas pats dviračių takas. Aš tuoj sekundę prisijungsiu. 2,5 yra minimalus reikalavimas, tai mes tokius ir stengiamės, platesnių nereikia. Aš tuoj sekundę pasakysiu, kiek yra metrų tarp planuojamos tvoros. Aiva gal nepaminėjo iš tikrųjų, kad minėjau, kad visas sklypo perimetras yra numatomas apjuosti segmentinę tvorą. Taip, tai dabar mes turime nuo gatvės linijos iki mūsų sklypo ribos yra 4,78 m. Tai aš manau, yra pakankamas atstumas dviračių takui būsimam. Neturėtų kilti kažkokių problemų. Dėkui. O dabar prisijungimo vandentiekis, nuotekos, lietus čia turit sąlygas išsiėmę? Tai taip, be abejo, turime ir sąlygas išsiėmę ir suprojektavę jau pačius tinklus ir dabar jau šiai stadijai esame išsiuntę derinti išankstiniam derinimam su tinklų savininkais. Aš žiūriu, kaip ant to nuotraukos rodo pilnas vandens, o tai čia tas, o šalia prisijungėt kitam šulinį. Tai čia ta trasa, kaip sakyt, funkcionuoja čia. Šita? Nuoteka. Nuotekų? Nu, čia aukščiau yra tas šulinys, rodo pilnas vandens, kaip ten, kas ten. Bet jį nurodė, būtent šitą šulinį nurodė pasijungimui tie biržų vandenys, taip. Tai gal jie numatė yra kažkokį valymą daryti, ar kažką, sunku atsakyti iš tikrųjų. Nes vėlgi mes išsiuntėm dabar derinimam išankstiniam šitą projektą parengtą išankstiniam derinimam, tai turbūt kažkokių arba jeigu bus kažkokių pastebėjimų ar pastabų, tai irgi tai reaguosim ir koreguosim tos projektinius sprendinius minimaliai, bet principas turėtų išlikti, nes viskas suprojektuota pagal prisijungimo sąlygas. O tada čia, nežinau, ryšiai, matau. Taip. Ar juos galim, sakykime, galbūt arčiau tvoros, ar numatyti giliau? Nu, kad įvertinkit, kad sakykime, taką reiks iš naujo kažkaip neperklat paskui, jeigu įmanoma. Mes galim nebent numatyti iš tikrųjų tų ryšių priėmimą, įdėjimą į dėklą. Manau, kad galim tą drąsiai padaryti. Jo, kad sakau, įvertinkit gerai, kad takas atsiras. Aišku, jis bus prie važiuojamosios dalies šitoje vietoje, jau matyti atitraukti vėrą, nieko čia nebeišeis. Bet jo, kad jeigu tinklus projektuojat kažkokius, tai kad turėkit omeny. Gerai, be problemų. Tai gerai, tai iš tikrųjų atsižvelgsim į šitos komentarus, pastabas, protokoluosim jas, parengsim atsakymų, bet iš tikrųjų projektinių sprendinių tai nekeičia, tai viskas labai gerai, o tikrai papildysime vienareikšmiškai. Tai iš tikrųjų trečių asmenų nėra prisijungę, aš pats dar būsiu prisijungęs iki pat 18 valandos, o užsakovą galime paleisti.
Aš tai tikrai pabūsiu, jeigu kažkas tai Gerai, pasijungtų ir kiltų kokių klausimų. gerai. Tai ačiū visiems, kas dalyvavo. Taip, palaukim dabar. Mhm. Tai ačiū viso. Viso.
Taip, tai iš tikrųjų norėtumėm užbaigti viešinimo procedūrą. Pasikartosiu, kad buvo viešinamas įvairių socialinių grupių pastatų paskirties grupės, įvairių socialinių grupių paskirties pastato Pavasario gatvė 3 Biržuose statybos projektas. Šį vaizdo įrašą rasite YouTube platformoje. Suvedę Pavasario gatvė 3 Biržai viešinimas. Susirinkimo metu gauta pastebėjimų, tai juos suprotokoluosim, tačiau jie įtakos principiniam projekto sprendiniam neturi. Tai projekto sprendiniai yra nekeičiami ir traktuojam, kad viešinimo procedūra yra įvykdyta. Perėsime prie kitų projektavimo etapų. Tai ačiū visiems, kurie dalyvavo ir turbūt iki kitų susitikimų. Ačiū, viso geriausio. Viso.